Maro laikų ženklai. Pas mum da yra kapeliai. Kas ten dabar žino, kad net nei tėvai neatsimintų, o gal čia nuo Maro laikų, kada badai kauliuks koks yra matyt, kažkada yra kas nors buvęs laidots. Į Lietuvos laikais, kai matavo žemė išmesti buvo iš bendro žemės. Į čia dabar jau nieks neardė, taip tebėra. Kad nei mūsų tėvai, nei aš neatsimenu. Iš senesnių džiugių žmonių va čia toks Vaičiulis labai atsimindavo ir labai įdomiai pasakodavai. Tai nėra pasakojęs nei kas ten, iš kur jie ten atsirado, kas jos kada supylė. Nu, bet čia da tetė sakydavo, kada ganydavai berneliais vadydavai. Dubovka, kur yra, tai da būdavai nuo Maro laikų palikę pamatai tų trobesių. Tai sakydavo, kad vaikai sako, lentelas tokias pasidėdavai, supdavais ant tų pamatų. Nu, tai gal nuo tų laiko kartais į buvo. Nu, nes kiekvienam kaime yra kapeliai. Juk tada ištisai mirė Maro laikais, ištisi kaimai išmirė. Tai sakydavo taip, kad kokiais metais, tai nepasakysiu, būdavo Joniški labai žymus tie grabnyčių atlaidai. Nu, atlaidai Jomarks. Tai Jomarką nuvažiavę 6 žmonės. Tai jau ta apylinkė buvo gal tiek kaip pasilikusių. Mat, kad tada nei vaistų, nei nieka mirė ištisai, katras netyčia užsikorė kaip nors, nu tas į palika. Nu, tai da į slėpsniai buvo apsitvėrę tos kapelius su betoninė tokia tvoriukė, da mūsų dabar tebėra neišvirtus. O daugiau tai paprasčiausiai apsadyti krūmeliais, į čia da už junkaus yra, to Povilaičio žemė buvę. Į tų bernelių ten tie kapeliai. Ten paskui Dubovka pasidarė, o tie anksčiau tai berneliais vadydavai. Kokie ten berneliai, nu aš nežinau. Papasakoja Teklė Petrutienė, užrašė Aušra Kaikarytė, paskaitė Agnė Marcinkevičiūtė. Tyliojoj Žagariai. Žagarės inteligentai mėgsta pakalbėti, kad žagariečiai esą nekultūringi, atsilikę nuo kitų miestų gyventojų. Tai netiesa. Kultūringumu mes daug kuo kitus esame pralenkę. Štai keletas pavyzdžių. Mes, žagariečiai, turime 4 pradžios mokyklas, progimnaziją, daktaro Basanavičiaus vardo Liaudies universitetą ir Elektrą. Liaudies universitetą esame beveik visi baigę, nes į jį paskutinį kartą atsilankė tik 8 klausytojai. Aiškiai matyt, kad veik visi jau esam apsišvietę. Vakaruškose žagariečiai netriukšmauja ir nesimuša taip kaip kitur, bet laukia, kad svečius pirmas apšventintų rengėjas. Panašiai atsitiko ir su vienu dvaro sargu. Vieną naktį pajutęs, kad kažkas į jo saugomą malūną įlindo, ėjo pasižiūrėti. Nuėjęs pamatė, bet jo paties kailis nukentėjo. Kokie svečiai ten buvo atsilankę, šį kartą nutylėsiu. Daugiau šį kartą nebegaliu parašyti, nes elektra pradėjo stipriai šviesti, o mano akis prie tokios šviesos neįpratusios matyti. Šiaulių savaitraštis Įdomus mūsų momentas. 1937 m. gruodžio 19 d. Perskaitė Juozas Šalkauskas.